Kūriniai Europos parko muziejuje atsiranda įvairiais būdais. Ir būtent šiam kūriniui sukurti buvo paskelbtas konkursas, kuris susilaukė neabejotinos sėkmės, nes paraiškas jam pateikė net 71 menininkas iš 25 pasaulio šalių. Atrinktas buvo Pietų Afrikos Respublikos menininko Strijdom van der Merwe kūrinys Pagauk vėją. Ir taip 2004 metų rudenį čia į Lietuvą iš taip toli iš Pietų Afrikos Respublikos atskrido 4 rudeniniai lapai. Net 4 metrų aukščio lapai juda, sukasi aplink savo ašį ir kviečia taip pat lankytoją įsitraukti, pasisukti kartu su jais.